Toskano vilos kapinėse palaidota moteris, kurios kapo vietos niekas nesivargino viešinti. Iš tikrųjų, tai labai tinkama, nes beveik nieko apie Mariją Būzą nebuvo parašyta jos gyvenimo metu, arba per 90 metų po jos mirties taip pat nebuvo visiškai tiesa. Ji buvo vadinama gražiausia moterimi konfederacijoje, bet ji taip pat buvo vadinama išdavike, turtų medžiotoja, rusiškų brangenybių vagile, kurtizane ir net žmogžudystės auka, pasak vieno laikraščio, kuris po 2 dienų turėjo paneigti šią istoriją, nes, ji iš tikrųjų nebuvo mirusi. Kai ji mirė kaip grafienė 1908-aisiais, Marija Bauza buvo tiek kartų perkurta daugybės nepažįstamųjų, kad tikroji istorija, ta, kurią ji iš tikrųjų nugyveno, buvo palaidota po visu tuo. Tai yra ta tikroji istorija ir ji prasideda taip, kaip prasideda daugelis gerų skandalų. Supainė šeimos istorija. Marija Bauza gimė tai 46 metais, gruodį, Kolumbijoje, Pietų Karolinoje. Nors net jos gimimo metai vėlesnių, biografų buvo iškraipyti. Jos motina Amelia Seys buvo Filadelfijos konsteblio duktė, kuri tuo metu jau buvo išgyvenusi vieną santuoką su mirštančiu vyru, kurį vedė vien iš gailesčio. Jos sunkiai sergantis vyras mirė kitą dieną. Jos antrasis vyras, Peteris Bertonas, buvo vyresnis verslininkas iš Pietų Karolinos, kuris staiga mirė nuo priepuolio, kai Amelija laukėsi Marijos. Trečiasis vyras, Davidas Bauza, yra tas, kuris Marijai suteikė jos pavardę. Tragiškai jis nusižudė 1850 metais, kai Amelija buvo bažnyčioje. Po jo mirties Amelija jau buvo palaidojusi 3 vyrus. Davidas paliko turtą vertą daugiau nei $10 000. Šiandien tai būtų daugiau nei $400 000. Todėl Amelija ir jaunoji Marija atsidūrė kur kas geresnėje finansinėje padėtyje. Tačiau Kolumbijos aukštuomenė niekada iki galo nepriėmė Amelijos. Ji nuolat buvo apkalbinėjama ir ji dirbo siuvėja, o tai prieš pilietinio karo pietuose buvo praktiškai socialinė mirtis. Bet pačios Marijos buvo neįmanoma nepastebėti. Braškinių atspalvių šviesūs plaukai, gilios mėlynos akys ir pasak visų, net ir pačių piktų. Iš tiesų, stulbinanti. Generolas Johnas Prestonas kartą pasakė, kad ji buvo gražiausia, kokią jis kada nors buvo matęs. Merė Chestnut, garsiausia pilietinio karo dienoraštininkė, kuri nebuvo būzerių gerbėja, nenoriai pripažino, kad ji buvo gražuolė, kurios grožio niekas negalėjo paneigti. Ji taip pat visiškai nepanaši į gležnos pietų damos stereotipą. Po to, kai jos motina 1852 metais ištekėjo už Jokūbo Fisos, Marija augo pasiturinčioje šeimoje, o jos atsidavęs patėvis pasirūpino, kad ji gautų puikų išsilavinimą. 1863 metais ji buvo išsiųsta studijuoti į Paryžių, kur įsimylėjo prancūzų kultūrą. Ji netgi grįžo namo vadindama save Marie, o ne Mary. Paprasčiausiai todėl, kad jai tai labiau patiko. Ji tada sugrįžo į Kolumbiją išsilavinusi, pasitikinti savimi ir visiškai savarankiška. Ji jodinėjo arkliais, šaudė iš ginklų ir mažai kreipė dėmesio į visuomenės lūkesčius. Tada ją pasiekė karas ir padovanojo meilės istoriją, kuri nulems viską, kas bus po to. Pirmuosius 4 karo metus Marija buvo, bent jau popieriuje, gera konfederacijos duktė. Ji slaugė sužeistus kareivius Kolumbijos ligoninėje ir prisidėjo prie kovinės dvasios palaikymo. Tačiau jos motina turėjo kitokių lojalumų. Slapta padėjo sąjungos belaisviams, laikomiems Camp Sorghum stovykloje, už miesto ribų. Ir būtent per šį darbą Marija sutiko vyrą, kuris pakeitė viską. Jo vardas buvo Samuelis W. Prestonas. Jis buvo sąjungos karinio jūrų laivyno leitenantas, kuris buvo sučiuptas ir laikytas karo belaisvių būtent ten, Kolumbijoje. Padėdamas rūpintis belaisviais, Marija susipažino su žaviu jaunuoliu ir jie abu labai įsimylėjo. Tokia buvo jų meilė. Jie planavo susituokti, vos tik jis baigs tarnybą armijoje. Trumpam akimirkai ateitis atrodė užtikrinta. Tačiau ta ateitis neišgyveno karo. Samuelis buvo paleistas per belaisvio apsikeitimą, grįžo į kovą ir deja žuvo Fort Fisheryje 1865 m. sausį. Kai žinia pasiekė Mariją, kažkas jos viduje negrįžtamai pasikeitė. Visa, kas buvo likę iš jos ištikimybės konfederacijai, išėjo kartu su juo. Dabar ji buvo tikra savo motinos dukra. Dabar ji buvo už sąjungą. Iki galo. Po mėnesio
Viljamas T. Shermanas ir jo sąjungos armija įžengė į Kolumbiją. Per kelias dienas trečdalis miesto buvo sunaikinta, sudeginta gaisruose, dėl kurių kaltės niekas iki galo taip ir neišsiaiškino. Shermanas tvirtino, kad pasitraukiantis konfederatai juos sukėlė. Konfederatų generolas Veidas Hamptonas tvirtino, kad tai padarė Shermanas. Iš tikrųjų, tikriausiai tai buvo girti kareiviai, išbarstyta medvilnė ir stiprūs vėjai išplatinę liepsnas. Tačiau kol miestas ruseno, Marija ir jos motina darė tai, dėl ko dauguma Kolumbijos šeimų būtų buvusios išvarytos iš miesto vien dėl principo. Jos slėpė pabėgusių sąjungos belaisvius savo rūsyje, maitino ir slėpė juos, kol sąjungos pajėgos pasiekė miestą. Vienas vietinis vyras, pagautas darantis tą patį, buvo nuplaktas ir jam buvo nuskusta galva už tai. Laimiai Marija ir Amelija nebuvo pagautos. Tuo metu jos jau buvo pelniusios sąjungos karininkų dėkingumą, o tas dėkingumas suteikė tam tikrą apsaugą, bet Kolumbija netrukus pastebės, ką jos padarė, ir jo žmonės to nepamirš. Amelija mokėjo paskaičiuoti. Jei pasiliktų mieste, kuris ką tik matė, kaip jos padėjo priešui, jos taptų atstumtosiomis. Taigi, kai Shermano armija įžygiavo, jie susikrovė daiktus, pasiėmė Mari, savo netikrą seserį Ethelind, ir jų auklę, ir jos išvyko kartu su sąjungos kolona. Ir nevilkdamosi iš paskos. Generolas Oliveris Hovardas joms parūpino tinkamą vežimą ir laikė jas arti savo štabo, nes puikiai žinojo, kokie sunkus bus keliai į šiaurę. Čia prasideda ta istorijos dalis, kur legendos ima viršų prieš faktus. Todėl išsiaiškinkime, kaip buvo iš tikrųjų. Dešimtmečius populiarioji istorija mėgo teikti, kad Mari buvo užkaupta konfederatų kavalerijos reido metu prieš sąjungos generolo Judsono Kilpatricko stovyklą. Esą pusiau apsirengusi bėgo į mišką, o pats Kilpatrickas pabėgo vilkėdamas tik marškiniais ir apatiniais. Tai tikrai puikia scena. Tai taip pat yra išgalvota. Ankstyviausias to reido aprašymas iš 1899 metų nurodo, kad dalyvavusi moteris buvo vyresnio amžiaus Overmonto mokytoja, o ne Bowser. Kažkur tarp 1899 metų ir plačiai skaitomos 1956 metų šios kampanijos istorijos pasakotojai seną mokytoją pakeitė gražią 20-metę, nes taip istorija tapo kur kas įdomesnė. Visi rimti istorikai, kurie nuo to laiko grįžo prie pirminių šaltinių, sutarė, kad Marija nebuvo arti tos stovyklos. Jos tikroji kelionė ir tai buvo pakankamai dramatiška, net nepridėjus išgalvotos meilės istorijos. Iki 1865 kovo jie pasiekė Vilmingtoną, tada Filadelfiją ir galiausiai Niujorką. O šiauriečiai nematė atvykstančių išdavikų, jie matė didvyres. Union League Club šeimai įteikė $10 000, kad padėtų jiems persikelti. Daugiau nei 30 sąjungos karininkų pasirašė pareiškimus, giriančius jų drąsą. Shermanas pats šiltai juos paminėjo savo atsiminimuose. Daugumai žmonių tai būtų buvusi nepaprastos istorijos pabaiga. Bet Marijai tai buvo tik pradžia. $10 000 buvo rimti pinigai 1865 metais. Ir kartu su visais ištekliais, kuriuos Amelija sugebėjo išsaugoti, tai suteikė galimybę patekti į kambarius, į kuriuos siuvėjos dukrai iš Kolumbijos nebuvo ko kelti kojos. Kaip paaiškėjo, Niujorko visuomeniai mažiau rūpėjo, iš kur atvykai, nei tai, ką galėjai pasiūlyti draugijai. Marija turėjo ką pasiūlyti. Graži, laisvai kalbanti prancūziškai ir pakankamai sumani, kad akimirksniu perprastų aplinką, ji nepriekaištingai pritapo prie savo naujo gyvenimo. Amelija turėjo tik vieną likusį siekį ir ji atkakliai jo siekė – gerai ištekinti Mariją. Ji pasirinko Johną S. Beecherį, turtingą seną pirklį 1866 metais. Marijos pačios apibūdinimas apie jį buvo tiesmukas – malonus, senas vyras. Žinoma, tai nebuvo meilės santuoka, o veikiau šilku pridengtas sandoris. 1867 metais jiems gimė sūnus ir ji pavadino jį Prestonu Samuelio garbei, vyrą, kurio ji iš tikrųjų norėjo tekėti, bet niekada neturėjo tam galimybės. Tada, 1870 metais, Amelija mirė. Beveik 2 dešimtmečius ji buvo Marijos aršiausia gynėja, visuomeninio gyvenimo tvarkytoja ir nuolatinė globėja, švelnindama skandalus, organizuodama pažintis ir užtikrindama savo dukters vietą visuomenėje. Staiga Marija liko viena. Beecher taip pat nebuvo ištikimas ir beveik save sabotuodamas, būtent jis supažindino Mariją su Lloydu Phoenixu, turtingu jachtininku, kuris mėgo žadėti santuoką moterims, kurių iš tikrųjų neketino vesti. Tačiau Marija juo visiškai tikėjo ir laukė,
Ir kai ji pagaliau jį dėl to prispaudė, jis iš jos pasijuokė. Kad ir ką Marija būtų dariusi atsakydama į tai, 1873 m. spalį. Tai buvo pakankamai rimta, kad visi susiję asmenys stengtųsi tai nuslėpti. Ir jiems tai daugiausia pavyko. Bičerė vis tiek pasinaudojo skandalu ir padavė prašymą dėl skyrybų. Bylos nagrinėjimas užsitęsė iki 1874 m. susipynęs su kitu skandalu Londone, kuriame dalyvavo Marijos sesuo iš pusės ir apie tai rašė laikraščiai abiejose Atlanto pusėse. Sprendimas buvo griežtas. Marija buvo įvardyta kaip neištikimoji pusė, o Bičeris pasiliko jų sūnų. Ji gavo alimentus, o pagal tuo metu galiojusius Niujorko įstatymus, ji negalėjo ištekėti iš naujo, kol jis buvo gyvas. Dabar Niujorkas ją jau buvo nurašęs. Bet Paryžius jos dar net nebuvo sutikęs. 80-mečio Paryžius žaidė pagal kitokias taisyklės nei Niujorkas. Išsiskyrusi amerikietė, turinti skandalingą reputaciją, nebuvo automatiškai atstumta. Ji netgi galėjo tapti privalumu, jei tinkamai pasinaudotų savo galimybėmis. Marija puikiai pasinaudojo šiomis galimybėmis. Ji išsinuomojo kambarius, pripildė juos tinkamai žmonėmis ir leido žiniai pasklisti. Per kelis mėnesius jos butas pritraukė menininkus, rašytojus, žemesnio rango karališkosios šeimos atstovus ir kitus žymius asmenis. Tai buvo demimondas, šešėlinė visuomenė, egzistuojanti lygiagrečiai su gerbtina Paryžiaus visuomenė, kur charizma buvo daug svarbesnė už reputaciją, o ryšiai daug svarbesni už kilmę. Marija turėjo abu. Ji gyveno iššaukiančiai brangus įpročiai, maištingas būdas ir tokį žinomumą, kad kai pranešama, Paryžiaus policija ją stebėjo. Ne todėl, kad būtų padariusi kokį nors dėmesio vertą nusikaltimą, bet todėl, kad moterys judančios tokiais sluoksniais neišvengiamai patraukdavo valdžios dėmesį. Kažkur viso to viduryje, dar net nespėjusi visiškai įsikurti mieste, ji kartu su savo seserimi Ethelena išvyko į Sankt Peterburgą. Ten jos bendravo su Rusijos aristokratais, pasidarė portretinės nuotraukas pas madingą rūmų fotografą ir tapo dėmesio centru. Tai turėjo būti tik išnaša. Vietoj to, tai tapo gando užuomazga, kuri gyvavo dešimtmečiais ilgiau nei pati kelionė. Gandas buvo skandalingas, kad Marija išsinešė brangenybių priklausiusių Rusijos imperatoriškai šeimai. Nenuostabu, tačiau tai nebuvo tiesa. Niekiek. Bet kai tokia istorija prilimpa prie tavo vardo, ji niekada tavęs nepaleidžia. Taigi, skambiausios Marijos antraštės dar buvo priešakyje. Londone 1875 m. rudenį ji sutiko vyrą, kuris pagaliau pasiūlė jai tai, ko Niujorkas niekada nepasiūlė. Titulą, kurio paskalos negalėjo atimti. Tai buvo grafas Artūras de Portelės Gorgė. Jis buvo gimęs Šveicarijoje, dirbo Prancūzijos diplomatu, maždaug jos amžiaus. Ir pasak visų, tikras džentelmenas, kas po Bičerio ir Lloydo Phoenixo turbūt atrodė net įtartina. Čia buvo ir keistas mažo pasaulio sutapimas. Artūro Velionė pirmoji žmona buvo Dženė Holiday, o Marija pažinojo Dženę dar prieš daugelį metų, tame pačiame vienuolyno internate Manhatane. Auksinio elito sluoksniai iš tiesų buvo stebėtinai mažas pasaulis. Jie susituokė Londono bažnyčioje 1875 m. lapkričio 4 d. Marija buvo 28 metų, Artūras buvo 31. Kadangi jos skyrybos techniškai uždraudė jai vėl ištekėti, kol Bičeris buvo gyvas, jie dar kartą susituokė kitą pavasarį, Baltimorėje. Šį kartą su pačiu Bičerio palaiminimu. Tiesiog tam, kad susitarimas būtų visiškai teisėtas pagal Amerikos įstatymus. Dvi vestuvės dėl vienos santuokos. Marija turėjo elgtis tokia atsargiai, net kai ji pagaliau žengė į pasaulį, kurį metų metus stengiasi pasiekti. Ir štai taip. Mergina, kurią jos gimtasis miestas buvo pavadinęs išdavikė, dabar tapo grafienė. Tačiau nors titulas galėjo pakeisti jos statusą, jis negalėjo ištrinti jos praeities, o jos liūdnas garsas ją lydės ir toliau. Marija paliko savo maištingus Paryžiaus metus praeityje ir kitus 30 mečius praleido kaip ištikima po pasaulį keliaujanti diplomato žmona. Jos gyvenimas po santuokos labiau primena ne biografiją, o siuntinių manifestą. Pekinas, Neapolis, dvaras Šveicarijoje, Santiagas de Cuba, Buitenzorgas Javo saloje, kur ji ir Artūras tuo metu buvo paskirti, kai 1883 metais išsiveržė Krakatau ugnikalnis. Tokijas, kur jie praleido 4 metus 19 amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje,
dešimtmetyje ir, daugelio teigimu, tapo tikrai mėgstami. Prancūzijos vyriausybė galiausiai suteikė Artūrui vieną aukščiausių savo apdovanojimų – Garbės legiono ordiną. Ne vienas šaltinis teigia, kad Marijos gebėjimas bendrauti padėjo jam tai pasiekti. Tačiau šlovė, kai ji tave pasiekia, nesvarbu kiek toli bėgsi, ji tavęs nepaleidžia. Ji seka paskui tave, o kartais kuo toliau, tuo ji tampa keistesnė. Net ir po daugelio metų išpuoliai kilo iš tokių asmenų kaip Pietų Karolinos žurnalistas Julianas Selbis ir kitų buvusių konfederatų, kurie laikė Mariją žmogumi išdavusių pietus. Laikraščiai Tėvynėje skleidė istorijas, kad ji ištekėjo už Osmanų sultono. Kiti tietė, kad ji yra Afrikoje, neva gyvena tarp zulų. Viso tai buvo netiesa. Niekas iš to net neprilygo gyvenimui, kurį ji iš tikrųjų gyveno. Tada 1884 metų spalį The New York Times paskelbė antraštę, kurios nepamirši. Jauna moteris pasmaugta lanko stygą Japonijoje, mirusi dėl kažkokio nedaramo poelgio. Jie nurodė, kad tai buvo Marija. Vienintelė problema buvo ta, kad Marija dar nebuvo įkėlusi kojos į Japoniją. Jos tikrasis paskirimas ten buvo dar po 10 metų. Ir ji buvo gyva ir sveika. Po 2 dienų tas pats laikraštis išspausdino paneigimą. Kad ji gyva ir susituokusi Šveicarijoje, jie pripažino, lyg tai kažkaip ištrintų tai, kas jau buvo paskelbta. Tai neištvynė, bet tai dar ne viskas. Paneigimas buvo paskelbtas 2 puslapyje. Nužudymo naujiena buvo 1 puslapyje. Po 10 antraščių, skandalų ir gandų, Marijos paskutinis skyrius buvo daug ramesnis nei ją lydėjusi legenda. Savo paskutinius metus Marija praleido Italijoje, 25 kambarių viloje už Florencijos, iš kurios buvo aiškiai matoma tolumoje esanti katedra. Po 10 metų praleistų kraunantis lagaminus kitam paskyrimui, visada besiruošiant kitam persikėlimui. Ji pagaliau nustojo kraustytis. Ji priėmė paskutinius katalikų bažnyčios sakramentus ir mirė 1908 m. sausio 25 d. sulaukusi 61 metų amžiaus. Jos vyras ją pergyveno 20 metų. Ir štai čia mes grįžtame ten, kur pradėjome. Niekas niekada nepaviešino jos kapavietės, nei vietos. Net ir datą vos kas tai žinojo. Po gyvenimo, per kurį ji buvo tik žaliava kitų žmonių istorijoms, vienintelė detalė, kurią jai iš tikrųjų pavyko pasilikti savo, buvo vieta, kur ilsėsis jos kūnas. Visa kita pasiėmė laikraščiai, brangakmenių vagystė, kuri niekada neįvyko, žmogžudystė, kuri niekada neįvyko, naktinių marškinių scena kavalerijos stovykloje. Ji niekada nebuvo netoliese. Dešimtmečiai rašytojų, kurie kūrė ištisas knygas, remdamiesi piktų pamfletu, kurį parašė žmogus, niekada jai neatleidęs už tai, kad ji apskritai paliko Kolumbiją. Tikroji moteris, ta, kuri rūpinosi sužeistais kareiviais, įsimylėjo vyrą, kuris mirė prieš jiems spėjant susituokti, išgyveno žiaurias skyrybas ir iš naujo save sukūrė. Iš pažemintos tremtinės iš Pietų Karolinos tapo grafienė, apkeliavusią pasaulį, buvo palaidota po legendą. Labai ačiū visiems, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą apie Mari Buzą. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu. Parašykite komentaruose, ką manote apie jos gyvenimą ir jei turite kokių nors pasiūlymų, taip pat parašykite tai komentaruose. Ar norėtumėte daugiau vaizdo įrašų apie aukštuomenės atstovus ir panašaus tipo žmonės? Ar norėtumėte kažko kito? Praneškite man. Taip pat tikiuosi, kad esate įjungę pranešimus ir užsiprenumeravę mano kanalą, kad gautumėte visus mano vaizdo įrašus, vos tik juos įkėlus. Na tai viskas iš manęs, tad pasimatysime kitame Forgotten Life. Ačiū.